Sveiki visi. Ir šiandien yra sulaukta diena. Daugumos turbūt tikiuosi. Gal? Bet tai jo. Pagaliau vakar lygi 5 nakties sėdėjau. Dėl jūsų stengiausi ir pagaliau pabaigiau serverį, kad galėtumėt prisijungti ir žiūrėsim, kas gavosi iš jo. Jis man patiko, bet prieš tai turiu parodyti kai kuriems žmonėms, kurie nežinau kaip naudotis Hamačiu, ten nežinau kaip IP prisijungti, bla 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 visą tą. Tai pradžia bus kaip tutorialas, kaip pasisiūs Hamačiai, kaip ten naudotis, kaip įjoinint į mano, kaip čia pasakius, į mano serverius, per kuriuos galėsi į Minecraftą įjoinint. Tai jeigu jūs visą tą žinot ir jums reikia tiesiog informacijos, tai galite viską praleisti ir tiesiog description'e susirasit visą informaciją serverio, Hamačiai ir IP ten viską susirasit. Bet pačio pabaigoje galite prasukti šiek tiek. Komentaruose parašysiu, kiek laiko galite prasukti, kaip pamatysit pačio serverio kaip aprodymą, kas jame yra. Taigi, pradedam iš karto. Visų pirma, ką jums reikės padaryti, atsisiųsti tokią programą vadinamą Hamachi. Tai einame į internetą. Labai paprastai yra ją atsisiųsti. Tiesiog suveskit Hamachi download. Ups. Šitas man atrodo. Ir čia gali atsisiųsti reikia unmanaged, nes managed tai dažniausiai būna kompanijom ir ten jumi prižiūri per Hamachi panašiai ir daug ko neleidžia daryti, kadangi turi daugiau funkcijų, bet tiesiog siųskit ties šitą. Paspaudžiu download now. Linkas bus description'e. Pirmą turit sutikti su conditionais visais, bla bla bla. Ir štai jums atsinčia tada. Tai tiesiog atidarysit, paspausit ir instaliuosit. Bla bla bla. Bet man nereikia, kadangi instaliuos, bet jūs čia pasirinksit kalbą, anglų pasirinkit, nes geriausia, nes lietuvių nėra. Ir ten viską suinstaliuokit, žinosit kaip, jeigu esat kad nors instaliavę ką nors. Tai jo. Kai instaliuosit, jūs, kai atsidarysit Hamachi, jis atrodys štai taip. Bus jūsų IP adresas, štai čia viršai, ir va taip bus. Tai visų pirma, ką jums reikia padaryti, tai IT online, kad prisijungtumėt, nes dabar kaip man esat offline. Tai visada, jeigu galvojat, kodėl manęs į serverį neįleidžia ar ką nors, tai visada pasitikrinkit, ar jūsų Hamachi yra įjungtas. Taigi, įsijungiam. Čia biškai laiko užtruks, kadangi aš jau porą dienų Hamachi visiškai nesijungiau, tai gali biškai ilgiau užtrukti. Po to iš karto po šito parodysiu, kaip sukurti serverį. Štai čia yra mano senas serveris, ant kurio man Irmantas ir kiti, ir Mykolas ir panašiai, padėjo ant to serverio, kaip padėjau viską statyti. Dėkui jiems beje. Taigi, kad dabar, kad įjoinint, kadangi jums reikės joinint, nes nekur, tai tiesiog eisit čia ir suvesit network ID, kuris bus description'e, ir passwordą, kuris irgi bus description'e. Tai aš jums iškart galiu sukurti, kad jeigu žiūrit, čia jums nereiks net į description'ą, tai va taip va, toks va bus network ID ir panašiai. Tai bus, jeigu leis, ir passwordą, sakim, darom kokį 1, 2, 3, 4, 5 ar kažką. Plaukit. 1, 2, 3, 4, 5, jo. Jau užimtas, jau buvo arba tokį sukūręs, arba kažkas dabar yra susikūrę. Tai galim, sakim, pridėti. Ką čia galim pridėti? Omg, vėl užimtas. Ok, reiks tada ką nors kitą galvot. Mes Games MC ir 1, 3, 4, 5. Sakykite ir vėl užimtas, rimtai. Omg. Ok, sustoju biškį video, kol įrašysiu kokį nors tinkamą, sugalvosiu. Jo, visų pirma, tai žiauriai susimojau. Dabar turbūt daug kas iš jūsų juokėsi ir nervavosi, kol aš ten rašiau. Aš tai paspaudžiau ne sukurti, o paspaudžiau join. Šis man ir neleido, nes aš durnas. Bet tai jo, jums reikės ten paspausti. Kai jūs eisit, tai paspausit join ir tada suvesit, sakim, kokį aš dabar parašysiu. Tai PVZ, MS Games LT, bla bla, 1, 2, 3, 4, 5.
ir tada paspausit join ir kadangi bus sukurta jums prijungs ir pamatysit čia tokį kaip atsidarys kaip tabas, parodys toks. Tai man reikia sukurti su pirma, tai bandom. Aš man atrodo, kad šitą esu naudojęs, tai gali būt, kad jau man neleis. What the fuck? Atsiprašau, šiek tiek apsimiegojęs esu. O vakars, kaip sakiau, lygiai 5 nemiegau, tai biškai pavargęs. Štaigi, yra pirmą sukūriau, bet iš tuose kanaluose nedaug žmonių gali įstoti. Tai, sakim, aš sukursiu, jeigu bandysit, kaip paspausit join, ir jeigu rodysit, kad užimtas, bandykit kitokį. Aš sukursiu 2 ir tas pats pasvardas 1, 2, 3, 4, 5. Taip galėsit bandyti paprastą MSGames LT, MSGames LT 2, 3, 4, ten padarysiu, kiek reikės, tiek padarysiu. Pažiūrėsim, kiek žmonių aš dabar iš pradžių padarysim, kokius 3 gal. Tai sakim, jeigu po 8 žmonės gali įeit, tai bus, manau, kad per akis, gal tiek daug žmonių nepristos į šitą serverį, nemanau bent jau. Taip pat reikės man serverių po to padidinti dydį, nes dabar tik 20 žmonių padariau, kad gali įstot. Tai jo, kai jūs įjoininsit, kaip sakiau, eisit join ir suvesit tą, suvesit MSGames LT, jeigu užimtas 2, 3, 4, vis bandykit ko leis ir pasvardas 1, 2, 3, 4, 5. Tai jo, tada jūs, kai įstosit, viskas, ką jums reikia padaryti, tai įsijungti Minecraftą. Tiksliau, pirmą nusikopykit šitą. Man bent jau reikia nusikopyti, kadangi čia šitas IP, tai yra mano serverio IP. Bet jūs, kadangi negalėsit nusikopyti, tai aš tiesiog jums įpeisinsiu į YouTube description'e. Pasižiūrėkit, parašysiu server IP ir tiesiog nukopysiu šitą ir parodysiu, kur įdėsit. Tai persijungiam į Minecraftą ir to grįšim. Taigi, štai mano serveris jau rodo man jisai prijungtas, kadangi aš jį sukūriau, tai aš jį matysiu, bet kadangi jums reikės, tai ką jums reikės daryti, tai spausti tiesioginis, jums reikės spausti tiesioginis prisijungimas ir tada suves tą IP, kurį aš jums daviau, kuris yra Hamachi, kuris description'e bus. Tai sakim, aš čia suvedu, prisijungsiu. Ir štai, prisijungiu į mano serverį. Arba, kaip aš galiu daryti, aš tiesiog galiu į tinklę ir man iš karto būna, kadangi aš hostinu jį. Tai visų pirma, kai prisijungėte į šitą serverį, neišsigaskit, nes jums neleis nei judėti, nei vaikščioti, nieko. Šitas pluginas, kurio aš laukiau, dėl kurio ilgai nepradėjau serverio, kuris liepia jums užsiregistruoti, ten įsiloginti ir panašiai. Tai, kad užsiregistruoti, ką jums reikia padaryti, vesti register ir suves savo pasvardą ir pakartoti. Sakim, mano bus koks Mindaugas 12 ir tada pakartoti jį reikia. Mindaugas 12. What? Palauk toj. Atsiprašau, kad ten tai buvo. Kas ten buvo, tai kadangi aš jau aš prisijungiu ten su kito accountu, nes norėjau parodyti jums, kaip užsiregistruoti reikia, bet čia leidžia tik tais užsiregistruoti vienam IP, tik tais man atrodo 2 ir 1 kartą. Kad nebūtų taip, kad jeigu užbanina, vėl prisijungia ten užsiregistruoja ir panašiai. Tai tas pats IP, sakim, jeigu gausit baną, gal dar 1 kartą, man atrodo, galėsit, aš duodu 2 šansą ir tada, jei tą kartą užbaninsiu, dėl kažkokios priežasties nebegalėsit nieko padaryti. Tai jo, kad dabar prisijungti, tiesiog reikia, aš jums dabar nerodysiu, nes čia yra mano tikro accounto pasvardas, mano MSGames LT dabar, su kuriuo aš čia žaisiu ir hostinu viską. Tai pasvardo nerodysiu kaip suvest, bet reikia tiesiog vest login ir tada savo pasvardą suvest. Taigi, kaip suvedėte savo pasvardą, iš karto parodys successful login ir gausit iš savo daiktus, kuriuos visus turėjot. Ir kadangi aš esu God mode, tai, arba Creative mode, tai man viską duoda. Pakeičiam laiką. Taigi, jeigu kas neprisimenat, kaip užsiregistruoti, tai yra taip pat lentelės vidai. Čia yra spawnas, kur pirmą kartą atsirandat. Štai, tai yra patarimai visokie, tai kaip užsirakinti savo skrynes, padarysiu skryniom užsirakinimą ar panašiai, padarysiu antrą video vėliau, kuriam paaiškinsiu, kaip ten viską užsirakinti. Taip pat parduotuvėje biškai paaiškinta, parduotuvėje tai dabar nueisiu paaiškinsiu greitai. Ir taip pat yra taisyklės. Tai negrifinkit, nes gausi baną, iš karto užbaninsi ir IP baną gausit per Hamachi, kad daugiau neprisijungtumėt. Būt draugiškam nuo visus šitos, nestatyti nešvankių pastatų, tai kaip nestatykit lytinių organų.
Irmantai ir klausykit opų ir manęs MS Games LT. Tai jau jeigu opai ką nors pasako, ten sim, kad negalima čia statyti ar kažką tokio, tai nebūkit susiraukęs ar kad nors tokio, tiesiog paklausykit. Tai jo. Čia Irmanto statinys. Čia irgi. Čia irgi. Čia irgi. Čia mano ir čia mano ir čia mano. Tie du šit pilis ir šitas kotedžas yra importinti. Mes jau nestatym, aš pilį importinau tik tam, nes ten aš galvoju darysim eventus visokius. Ten, sakykim, kars nuo kartų Giantą įsponinsim ar ką nors tokio ir galėsite tada jūs eiti ten kovot su juo ir jisai meta visokių dalykų. O čia šitą pasačiau, kad jūs galėtumėte paprasčiausiai, kadangi čia yra apsaugota su Residence, tai paprastas žaidėjas. Aš tai galiu dabar griaut, kadangi čia yra mano, aš čia apsaugiau jį. Bet jeigu paprastas žaidėjas ateisit, tai nieko negalėsit čia griaut. Ir statyti negalėsit, galėsit tais naudotis. Tai kaip svečias būsit, tam ir pasakiau. O kaip matot lentelėje, kai einat, sako, sveiki atvykę, galite slėptis nuo mobų. Tai, sakykim, jeigu jūsų pirmą kartą atėjote čia ir į šitą serverį ir iš karto naktis, neturėjot laiko savo namą pastatyti su draugais, tai gali tiesiog ateiti į šitą kotedžą ir naktį čia pasislėpti. Tai jo. Greitą turą toliau pratęsim, tai yra parduotuvė, greitai parodysiu dabar, reikia biškį atsilaistinti vietos. Štai čia yra parduotuvė, ne tokia prabangi, nes norėjau padaryti, kad būtų nuobodi parduotuvė, kad žmonės per daug laiko nepraleistų. Tai jo, įeini į parduotuvę. Ir kaip matau, čia yra suskirstyta viską, tai sodininkystė, statybinės medžiagos, kol kas nedabaigta statyti, nes laiko neturėjau. Savo balansą norit sužinot. Tai aš turiu 7559. Kai ateisit į serverį, man atrodo, pradėjau nuo 5 aukso. Ir čia įrankiai, ginklai ir armorai. Tai kadangi aš tiek daug turiu, tai galiu ką nors brangesnį nusipirkti. Tai kai ateinat, visų pirma, lentelės viršui parašyta, ką tai pardavinėjom. Tai PVZ geležinis šalmas. Galite jį pirktis ir kaina yra 70. Tai 306 tai reiškia, kad geležinis šalmas, kadangi iš tą galite žiūrėti, tiesiog žinot, kad geležinis šalmas ir žiūrėkit į viršutinį, tai vienas, kiek vienetų pardavinėjau, bet aš viską po vieną pardavinėjau iš tai parduotuvai. Ir paskutinis yra kaina. Sakykim, galiu nusipirkti geležinį šalmą už 70. Štai nusipirkau, 70 buvo atimti, bet jei noriu parduoti, aš jį parduosiu tik už 40, kadangi aš tai padariau, kad žmonės nebūtų taip, kad pasiima, panaudoja ir ant pačios laiko tiesiog parduoda. Ir atgauna visus pinigus. Tai prarasit ar taip kažkiek. Toliau, ką turi, manau, pats įdomiausias dalykas, dėl kurio vakar tiek ilgai ir nemiegotinėjau, per kurį šitas Mobo Arena. Gal daug ką žinot jūs šitą pluginą, bet va, greiti instructionai, kad įeiti reikia suvesti MA join ir kad išeiti reikia MA leave. Tai čia yra leaderboardas, kas geriausiai yra padarę, kol kas tik aš vieną žaidžiau, tai aš. Bet galim greitai pabandyti, kas tai yra. Tai nueinat, MA, join. Dabar kol kas padariau taip, kad po vieną žaidėjas galite pradėti, bet vėliau padarysiu, kad minimum reikės 2 žaidėjų, kad nepradėtumėte vienas, tai bus įdomiau. Tai kai joinat, štai galite pasirinkti savo klases. Tai yra Riteris, Tankas, Archeris, Chemist arba Oddjob. Tankas tai gauna, kai paspaudžiat, gaunat visus deimantinius armorus ir akmeninį geležinį kardą. Ant Knighto gaunat deimantinį kardą ir visus geležinius armorus. Ant Archerio gaunat lanką, kažkokį vėzdą ir visus šūdinus armorus. Ant Chemisto gaunat auksinius armorus ir daug potionų, kaip ir turėtų būti. Ir ant Oddjob yra pati keisčiausia klasė, tai gaunat odinę viską ir gaunat sprogmenų daug. Man labiausiai patinka arba su tanku, arba su Knightu. Ir kai pasirinkot savo klasę ir jums viskas patinka, ir jūsų draugai pasirinko, tai yra visi, tada galite paspausti pradėti. Ir kaip matot lentelį, that the slot begin, tai vadinasi, kad viskas prasidėjo ir pradeda mobai spawnintis. Ir jūs tikslas šito yra tai, kad jūs turite išgyventi kuo daugiau, kiek tai įmanoma. Sloga biškį. Čia keletą kliūčių, kol kas aš vėliau po biškį vis pridėsiu čia, pakeisiu nuo siūlymų. Kadangi šitą areną tokia didelį, jūs galite iš pradžių šiek tiek campint, nes jie kampuose atsiranda, tai jūs galite tiesiog sėdėti mapę čia ir, sakykim, nieko nedaryti.
bet tai nepaturi daryti, nes jeigu sėdit, iš karto atsina ant 3, 4, 5, tai prisikaupia bangų ir tada jums šakys bus. Taip pat šita arena yra nesunaikinama, jūs galite daryti ką norit, jos neįmanoma sunaikinti, nei griffit, nei nieko, per naują viskas atsiras. Ir kaip matot dabar, kadangi aš laukiu, tai pilna specialios bangos ateina, kalbėti negaliu, bangios. Fuck, įstrigau. Tai jo, kuo daugiau laukia, tuo blogiau bus, nes būtų kaip, aš praratimpiu gal kokius 10 bangos anąkart su vienu, bet po to iš karto mane visi nukirtų. Nes kaip atvaryti. Gana neblogai čia darausi dabar. Oi, fuck. Svormai sušikti. Tik nesk. Vienas geras dalykas, tai kad kardas šitas niekad nesibaigia. Tai nebus taip, kad sulaužysit kardą ar kažką tokio. 7 bang. Fuck. Tai kaip man nėra taip lengva, bet sakykim, su draugais, tai galbūt bus lengviau biški, bet žinoma daugiau mobų tuo pačiu ateis. Bet sakykim, jeigu esat koks tankas, riteris ir archeris, neblogai gana padarytumėt. Fuck. Tai va, kai mirštat, iš karto ateinat į spektatoriaus vietą, žiūrovo vietą. Tai šia tokia padariau iš stiklo viską, tai galėsit stebėti, jeigu jūs mirite, jūsų draugas dar gyvas, tai galėsit stebėti, kaip jisai žaidžia. Arba jei nepatinka, nekenčiat to draugo, nes per jį mirėt, tai tiesiog suveskit MA leave arba MA L tiesiog. Ir jumi perkelia į čia, kur buvot. Ir tada galite pamatyti savo iš karto taškus. Tai mes games LT, buvau Knightas, damage'o man padarė šiam 9, aš padariau 600 šiam, pataikiau 94 smūgius, o smūgiavau 455. Tai mano taiklumas nebuvo labai geras. Kita dalyka, ką galiu parodyti, tai yra, štai čia yra mūsų stotis, kurią padarysiu čia ženklą, pamiršau padaryti, kad Minecart'u gautumėt. Dabar Minecart'u kodų net atsimenu. Šiaip galiu greit pasižiūrėti ir padarysiu. Minecart'ai, kur tie Minecart'ai. Atsiprašau, čia biškį. Reiks palaukti. Bet tada žinosit, kaip naudotis, nes dabar dauguma žmonių gal nežino, kaip naudoti ženklais, kai jie parašyta, kas nors ant jų yra. Fuck, šitas man. Nes reikia susirasti man ID kodą 328. Tai sakim, pabandysim. Nu, va, tai dabar kaip ateisit į čia, ateinat į stotį, nieko neturit rankose, paspaudžiat ant čia. What the fuck? Blemba, ne taip suvedžiau. Štai dabar ateinat čia, paspaudžiat ir gaunat Minecart'ą už dyką. Ir kai gaunat Minecart'ą, būtinai dėkit jį čia, kad jisai būtų pasviręs, nes jei čia uždedat, jisai nevažiuoja. Užlipat ir paspaudžiat mygtuką ir džiaugiatės savo skrydžiu. Tai greit galiu parodyti, kaip čia viskas vyksta. Taip pat tuo pačiu galite apsižiūrėti, kas kur yra. Tai pilį matom, kas ant stogo yra, ką aš nupiešiau, kad mobai neatsirastų. Kotedžą matom, viską, žodžiu, matosi, pilis matosi. Aš galvoju, tos pilies bokšte gal giantą įsponinti ir stiklu apdėliot kaip pažiūrą. Bet po to baigėsi taip, kad kai atini ant to paprasto game modo, ant survival, tai prieini prie ir jisai nukerta toje per stiklą. Nors ten šiaip tai įeit neįmanoma. Dabar jau padariau, kad nebūtų įmanoma įeit. Jei biški ilga tokia kelionė, bet gerai yra apsižiūrėti, ypač jeigu norit kur nors statytis. Tai galima sakyti, kur jūs galite statyti yra už kanjonų, aš tai va čia visur yra laisvas plotas, ten visur gali statytis. Čia per kanjoną praveščiu, čia daug yra visokių tų dalykų, kurių galite prisikasti kaip anglių ir panašiai. Tai patariu, jeigu tik pradedat žaidimą, aš kartą į kanjoną ten prisikasti visko, kol kiti žmonės neišsikasi. Štai, kai įvarot, iš karto atsidaro trapdoorai, kad kiti negalėtų siųsti paėmę Minecart'ų tavo pusę, nors man atrodo vis tiek būtų įmanoma, bet tikiuosi, kad tai žmonės nedarys. Nebus biški
tokie nepagarbus ir parašiau, prieš einant susirinkit savo mankartus, nes jeigu prisikaupė pilną, tada užknisa, nes pradeda važinėti pirmyn atgal. Kad išėti tiesiog atsistojant ant priešį pleitų. Ir išeinam. Taigi, man atrodo, maždaug viską prodžiau. Kur mes dar nežinom. Biblioteko mūsų. Miesto biblioteka, tai čia yra enchantmentų teibalai visokie, kuriuose galite savo ginklų, žinoma, enchantint. Jeigu norit. Štai nėra, kad tiek daug pasiekė, bet man atrodo vienas, kur gerus levelius pasiekė, ir viršai. Štai yra tokie vidutiniai. Vienas, kur žinau, kad gerus levelius pasiekė, tai šitas yra. Nes visas apsuptas tiesiog lentynom. Šitas man atrodo lygiai, jo, kem 5 net gavau. Negaliu pasimti, nes aš aišku esu creative mode, XP neturiu. Šitam kambarį nieko, aš norėjau pridisponinti pilną villagerių, bet jie pabėgo ir pradeda vaikščioti po visą mapą rušnis. O čia paskutiniam aukšte tai galima užsileisti muzonų savo. Kur mano diskai. Skim pauzį šitą leidžiu. Na ir galite enchantinti savo, ką norit, ar taip. Slėptis nuo draugų ir gazinčios, kur jie pačio yra, atbėkit. Įmeskit diską vieną ir pagalvos, kad iš kur čia muzika sklinda, jeigu jie šito video nematė. Taigi, dabar, ką noriu parodyti, tai yra kaip užsirakinti savo chestus. Ir duris, ir panašiai, visokius tokius dalykus. Tai visų pirma, ko jums reikės, yra ženklų ir chestų. Tai yra paprasta. Kur tie chestai, blemba? Aš prie too many items pripratęs, bet kadangi dabar instaliavau modusus, tai neleidžia man jų naudoti. Turiu minė, aš jos turiu, bet negaliu aš jų pasimti. Nes užblokuoja, kad nečytintų kiti. Taip, pasidat skrinę. Skim, aš turiu žiauriai įsidėti, kad nors žiauriai svarbaus. Štai čia. Įsidedu ir dabar nenoriu, kad kas nors neimtų, tai kam reikia padaryti tiesiog prie skrynios su ženklu ir paspausti ant jos. Ir dabar atsiranda ženkliukas private ir jūsų. Tai vadinasi, kad tik jūs galite įeiti. Bet jeigu norit jūs, kad daugiau žmonių ateitų, sakim, turi dvigubą skrynią su savo draugu ir norit, kad taip pat jisai galėtų eiti, tada paspaudžiate ant skrynios. Ne, aš nenoriu everyone. Tik nes. Smagu. Nežinau, kodėl man iš karto daro visiem. Bandom taip. Suvedat more. Users. Ir kitoj eilutėj savo vardą, sakykim, suvesiu Irmantas. Ir tada prilimpa prie čia ir dabar galite jūs atidaryti. Ir jūsų draugas. Tai jeigu ateis čia, sakykim, su pabaigoje video parodysiu, prisijungsiu su kitu accountu, tada negalėsiu atidaryti šios skrynios, kadangi jinai bus užrakinta ir aš be leidimų man įeiti. Taip pat yra su durim, tai kad pasistatom sieną. Biški neaiškia kažkokia, bet tam. Bus gerai. Taip pat nežinau, ar kas pastebės, bet šitie langai yra Irmanto išrasti tokie madingi. Sakė, pažiūrėt, ar kas sugebėjo suprast, kas čia yra. Kas tuose languose simbolizuojama. Nors manau, kad jau dabar visi žino. Taigi, kai jis stato duris, štai taip. Ir jei norit, kad užsirakint, sakim, jūsų namą, nenorit, kad nieks įeitų. Ir nenorit, kad gryfintų nieks, tai paspaudžiat. Ir parašo tiesiog private. Viskas, tik tais jūs galite įeiti, ir jeigu dar norit, kad daugiau žmonių galėtų ateiti. Tai yra jūsų draugas, kad jie galėtų ateiti, galite padaryti. Aš nežinau, ar šitą taip galima ar ne. Oi, kitoj eilutėje reikia rašyti. Ne, vadinasi, reikia antras duris, žodžiu. Jeigu pasidarot savo vienas duris, kadangi čia ant durų yra biškiai saugiau padaryta, kad negalėtumėt, kadangi ant dviejų durų taip pat netelpa viena lentelė. Galbūt, kad iš kitos pusės veikia, pabandom. Ups. Neina. Tai žodžiu padarykit antras duris. Jeigu norit, kad daugiau kas nors įeitų, tai padarykit tiesiog.
Kaip ant tų turiu padaryti lemą? Neprisimenu. Žodžiu, kol kas šitam tutorialui. Aš padarysiu ant šito visų Locketį tutorialą padarysiu visą atskirą video, kadangi man jau daug ką gali padaryti, gana daug dalykų gali apsaugoti. Tai kol kas tiesiog padarykite, jei nori duris apsaugoti, padarykite vien tai savo, kad vien jūs galite įeiti. Tai sakim, jeigu pasidarot jūs, vienas, sakim, dvigubas duris pasidarot jūs, tai pasidarykit vieną private jūs ir kitas duris pasidarykit private jūsų draugas. Ta, per vienas duris tik tais jūs galėsite įeiti, per kitas jūsų draugas. Labai paprasta ir nieks griefinti negalės. Taip pat vieną dalyką, ką galiu pasakyti, tai šitam mano serverį šitam yra instaliuotas pluginas Residence, nežinau, kas tai yra, bet ką jisai padaro, tai kaip pažymi rezidenciją, sakim, savo namą pastatai, pažymi jį ir tada, kai jį visą padarai, ten viską baigi surašyti viską, tada kiti žmonės, tik tais tu pats gali, ten, sakim, jiem naudotis viską, naikinti ir panašiai, kiti žmonės niekas negali. Tai jo, bet aš ant paprastų namų, man atrodo, taip nedarysiu, kadangi tik aš jį gali naudoti. Tai paprastų namų nesaugosiu su Residence, bet jei pastatot ką nors mieste ir panašiai, ir man patinka kas nors, tada aš jį uždėsiu su Residence, kad kiti žmonės negalėtų ten sunaikinti. Taip pat šitam serverį negalima TNT naudoti, tai dėl to galite nepergyventi, nesprogdins niekas visko atvarę. Ir taip pat man atrodo ugnies, jeigu padegi, jinai neišplis. Bent jau neturėtų. Pauzanu medį padegsiu, pažiūrėsim. Žodžiu, jinai neplis, jinai taip liks ir tiek. O TNT, jeigu gali kaip man leisti TNT padėti, kadangi aš serverio hostas. Bet man atrodo, jeigu pabandom padegti, man įdomu, kas bus. Vieną tiesiog. Taip neįs padegti, tada reikės naudoti redstone. Nu, žodžiu, redstone galbūt ir leis susprogdinti, bet taip pat mane perspės, kai jūs padėsite TNT, man parodys koordinatės ir aš galėsiu teleportinti ir jums užbandyti. Tai dėl to perspėti tik dėl TNT naudojimo. Tai jau maždaug viską aprodžiu apie serverį, tikiuosi jūs prisijungsit, turėsit smagų laiką. Ant serverio po biškį dirbsiu, būsiu prisijungęs karts nuo kartų, ten, sakim, aš vienas ar su kitais. Bandysim daryti, ką nors, tai pasatysim, ką nors, ar tai, sakim, naują pluginą instaliuosiu, ar ką nors tokio. Serveris bus įjungtas, nebus 24 dienas per valandą, bet kartais bus, kartais ne. Priklausys nuo, kaip mano kompas reaguos. Bet bus dažniausiai prijungtas Lietuvos laiku, tai bus per akis, kadangi prijungsiu nuo išeinant į mokyklą, tai nuo kokių jūsų laikų bus apie kokius 10 gal ryto ir bus prijungtas lygiai kokių, nežinau, 3 valandų nakties. Tai žodžiu, visą dieną galėsit no-life, jei norėsit. Tai dabar viskas. Video pabaigoje, kaip sakiau, prisijungsiu su kitu accountu ir parodysiu, kad kiti žmonės negali atidaryti skrynių šitų. Tai dėkui, kad žiūrėjot. Jei turėsit kokių problemų, rašykit komentaruose. Rašykit Skype'ą, visą dieną šiandien būsiu prisijungęs, kai šitą video uploadinsiu. Prisijungęs būsiu visą dieną, nes dabar dar biškį serverį padirbsiu, patobulinsiu šitą. Tai vieną dalyką, tai kitą, kol uploadinsiu video. Tai jo, dėkui, kad žiūrėjot, tikiuosi prisijungsit ir pasimatysim serverį. Okay. Taigi, kaip sakiau, kad parodysiu, tai man prisijungiau su kitu accountu. Taip pat vieną dalyką, ką noriu visų paprašyti, tai prašau nenaikinkit bėgių, nes kai kurių iš jų negalėsit naikinti, bet kai kurios ir galėsit. Pavyzdžiui, šitus, man atrodo, galima naikinti. Ir aš neduodu jums idėjų, kad grifintumėt ir panašiai, bet prašiausiai, sakim, žemę tai galit, man atrodo, what the fuck. Žemę tik kai kur negalite naikinti, tik tais, kadangi aš čia esu apsaugojęs lygiai kažkiek teritorijos apsaugęs, o skim bėgius toliau galite naikinti, tai atsargiai su bėgiais prašau, nes kai sunaikinsit, tada tiesiog sugadinsit, sakim, nei patys negalėsit važiuoti, nei kiti negalės ir tiesiog sugadinsit visiems prabangą visą smagumą ant bėgių ir reikės atitaisinėti ir panašiai. Tai nebūkit, prašau, tokie, nėra kitų žodžių pasakyti, tiesiog idiotai ir gadinkit viską tie, nes nežinot, kiek laiko užtrukau viską pasakyti. Tai jo, šitas mano accountas neturi jokių funkcijų, tai pavyzdžiui negaliu, sakim, pakeisti laiko ar ką nors tokio. Kaip einant, jeigu norit žinot, ką gali daryti, ką ne, tai paspauskit help. Ir jums parodys, ką gali daryti, galite AFK, sakim, jeigu išeinant ilgai, parašykit AFK ir tada niekas negalėsiu nieko padaryti.
Ir kai pradedat vaikščiot, jums iš karto padarys, kad nesate AFK. Taip pat visokių kitokių dalykų, galite viską paskaityti. Ką vieną gali daryti, ką tai warpintis į visur. Tai sakykim, aš padarysiu, po to sukursiu warp spawnas, sakykim, jeigu kur nors įstringat, paspausit warp spawn ir atsirasit tada štai šitoj vietoj, šitam name. Aš čia vėliau padarysiu, kad taip galėtumėt. Taip pat, kai tik prisijungiat į serverį, kai užsiregistruosit, jūs gausit setą akmeninių įrankių. Tai jo, bet dabar štai šitą skrinę yra užblokuota ir aš negaliu, parašyta neturit leidimų ir negaliu nei sunaikinti, nei nieko negaliu padaryti. Nei ženklam, nei pačiai skriniai. Taip pat, ką Residence daro, kas nežinau, tai sakykim, jeigu ateinu čia, iškasu, man leidžia iškasti, bet kadangi ateinu į čia, jeigu ateinu į čia tiksliau, ir čia yra parduotuvė, tai sakykim, parduotuvė bandau ką nors iškasti, nieko neleidžia, sugriauti irgi nieko neleis. Yra viskas apsaugota, taip pat ir ženklai visi. Tai šiokia tokia apsauga, jeigu sunaikinat, jums nerodys, kad ženklas veikia, bet iš tikrųjų viskas veikia. Yra taip pat, kur galite pažiūrėti savo balansą, tai atsirandant su 5, kaip sakiau. Tai jo, kaip paprastas žaidėjas, sakykim, jeigu norite įeiti į mobile areną, tai irgi galite paspausti may join, bla, viską pasirinkti, padėti, arba may leave, arba L, ir išeinat į ten, kur buvot. Labai paprasta, bet prieš einant į areną patariu visus savo itemus pasidėti į skrinę, tuščiom rankom, nes gali būti, kad užstriksit ir dažnai būna, kad prarandat savo visus itemus. Tada aš galiu juos atgaminti, yra įmanoma, komandos toks yra, bet negalėsiu kiekvieno žmogaus, jeigu prarasit, visus jūsų itemus atgaminėti, biškį nervins. Tai jo. Tai dar kartą dėkui, kad žiūrėjot, tikiuosi susitiksim greitai ir iki.